Turbūt tai vienas gražiausių renginių vykstančių Vilniuje – balta vakarienė. Dalyvavau šiame renginyje, tad parodysiu, kas vyko jame. Pirmiausia, visi susirinkome nurodytoje lokacijoje, kur pabendravome ir pasidarėme nuotraukų. Tuomet visi buvome nuvesti į renginio vietą, kurios nieks nežinojo iki pat paskutinės minutės. Ta vieta buvo Vilniaus katedros aikštė. Atėjusios čia pradėjom ruošti stalus, patiesėm staltiesės, išsidėliojom indus, gėrimus ir savo atsineštą maistą. Oras buvo puikus, lokacija unikali, o visi dalyviai labai gražiai pasipuošę. Spėjome nusifotkinti su merginomis ir tuomet prasidėjo renginys. Šio renginio pradžia žymima baltų servetėlių mojavimu ir iškilminga muzika. Iškart po šio momento susėdome valgyti, mėgavomės maistu, gėrimais ir šnekučiavomės. Atmosfera buvo tiesiog pasakiška. Dar po to pasimėgome rėmėjų prizais, pasidarėme dar nuotraukų ir tuomet atvyko slapta vakaro viešnia Monika Liu. Ji atliko pačias gražiausias savo dainas ir užkerėjo visą vakarą savo nuostabiu balsu. Jos koncerto gale visi tradiciškai degėme bengališkas ugneles ir tai buvo itin gražus momentas. O po jo atėjo didžėjus ir prasidėjo šokiai. Tai žodžiu, visi dalyviai buvo labai vieningi, draugiški ir laimingi, todėl visi smagiai šokom iki pat renginio galo. Tai šiame renginyje pasisėmiau be galo daug gerų emocijų ir nekantrauju vėl jame sudalyvauti, nes tiesiog tai yra unikali patirtis. Buvo taip gražu, taip gera, visiems rekomenduoju. Ir jeigu patiko šis mano video, kviečiu mane pasekti. Ačiū tau, ikiukas.